Jeigu pacientai kreipiasi dėl skausmingo tarpumenčio, dešinio peties skausmo ar skausmo kakle iš dešinės pusės, mes turime žiūrėti kepenis ir tulžies pūslę, nes dažnai priežastis yra tenais. Kepenis ir tulžies pūslė yra tiesiai po diafragmą, o diafragmą inervuoja nervai ateinantis iš kaklo. Dažnai tulžies pūslė naudojasi tais pačiais nervais, kad signalizuotų savo problemas atgal į kaklą ir paskui plinta skausmas į tarpumentį ar dešinį petį. Neretai tai yra tulžies nutekėjimo problema ir šitas regionas po šonkauliais ir krūtinkauliu gali būti suvaržytas, jautrus ir skausmingas. Išlaisvinus šią zoną, kvėpavimas ir kasdienis judėjimas pasirūpins geresniu tulžies nutekėjimu. Atsisėdę pirštais eisite po dešiniuoju šonkaulių lanku ir švelniai skęsite gilyn į audinius. Atsipalaiduokite, neturi aštriai skaudėti. Švelniai pirštais galite judinti, rankos atsirėmusios į kojas. Aš savo kūnu taip pat galiu daryti priešinius judesius. Laukiu, kol visa šita zona atsileis. Jeigu turite nedidelių tulžies akmenų, taip pat galite daryti, bet neturi skaudėti. Jeigu tulžies pūslė išoperuota, taip pat reikėtų tai daryti, atlikti, nes ten gali būti saugų, net ir senų saugų, kurios trukdo tulžies nutekėjimui. Tuomet galima nedideliais apvaliais judesiais išlaisvinti visą regioną, šiek tiek pamasažuoti, einant link bambos.